Kągi šeštadienėlis ir mes vėl bagažinių turgų Kaune apėjom. Kūdoka, ties pasakius, kažko mažoka, gal lietaus įsigando ar ką, bet lietaus nėra, taip kad galima tikrai aplankyti. Na, dabar važiuojam link Kėdainių dar. Pirmą kartą ten būsim, pažiūrėsim, ką mes ten rasim. Ką manot, kur mes keliaujam šį kartą? Keliaujam šį kartą link Kėdainių. Važiuojam į bagažinį turgelį. Dar nebuvę ten. Pasižiūrėsim, kaip ten viskas atrodo. Ką ten pamatysim. Bet kaip tai oras keičiasi, a? Kas, Anatil, sakyk labas. Rytas? Kiek čia mes turim tų valandų? 9. Rytas labas. Toras, žiūrėk, koks dabar. Zintas oras. Tai ką, nieko nerasi. Oras koks. Ne koks. Esi bėgios. Na, čia lietaus nežavo. Jo. Medžiai spalvoti, Spalvos atsiradę. Nu ką galim ten ras? Nu pirmą kartą, aišku, ten važiuojam, neaišku, ką ten rasim, kaip ten viskas bus. Pasižiūrėsim. Jo, gal visai ten ir įdomu bus. Lieksim vasarą, kaip būna daug visko. O. Kažkada buvom, pažiūrėkit pas mane ir video, tiesa, Facebook'e man ištrynė Facebookas, nes ten surinko turbūt milijoną ir daugiau peržiūro, kažkas jam įtartino pasirodyk. Ir va, tiesiog paėmė va taip ir ištrynė. Ir viskas. Parašė, kad, žodžiu, ne kažką įdėjau dėl to, kad noriu daugiau pritraukti klientų, kažkas taip tokio. Va, tai kažkokia, žodžiu, nesąmonė. Taip dingo ir dingo. Bet tas pats yra pas mane TikTok'e. Va, ten mažiau gal kiek surinko, bet irgi nemažai peržiūrų ten surinko, žmonės rašė, klausė, žodžiu. Tai geras, atrodo paprastas, trumpas video iš turgaus Lenkijoje, visai prie pat Varšuvos, netoli Varšuvos. Tai kaip daug kas sako, ten vienas didžiausių, turbūt iš vis Europoje. Tai mes ten buvom nuvažiavę, tai iš tikrųjų ten nei galo nesimato. Tai vat kam įdomu, būtinai aplankykit tą turgų ir pamatysite. Vasarą gal, nežinau, ar jis ten vyksta, bet vyksta. O kokią mes tą dieną buvom, šeštadienį ar sekmadienį? Nepameni? Įtariu, kokį šeštadienį gal buvom, o gal sekmadienį. Gal sekmadienį važiavom, pabūt šeštadienį Nu, paskui kažkaip, jo, greičiausiai, galbūt sekmadieniais, man atrodo, kad kažkuria diena. Nu, žodžiu, reikia pasižiūrėti, tai va. Taip, kad mano nuomonė ten verta nuvažiuoti irgi, tai galvoju, reiks kada kokį dar kartą nulėkti ir pasižiūrėti. Na, o dabar ką žiūrėsim, ką mes rasime Kėdainiuose, ką mes ten pamatysim. Aišku, ten turgelis bus nedidelis turbūt. Tiesa, mes dabar važiavom tiesiai iš Kauno bagažinių turgelio. Ir ne kažką, ties pasakus, Kaune čia irgi taip kažkaip kūdai. Sakau, manau, kad pardavėjai biškį išsigando gal lietučio, nes toks nesuprasi, gali lyt, gali nelyt ir, žodžiu, ne visi nori. Tai vat, kas po stogo, tai po stogo, jeigu ne po stogo, nu tai nesmagu tada gauti lietučių. Važiuojam toliau. Matot, koks rūkelis. Nu kągi, laikas sukti link Kėdainių. Palinguosim per duobeles. Čia toks jausmas, kad naujas asfaltas.
Spalvos, jau vis gražėja. Kągi, Juodkaimiai. Ką tai reiškia? Kad jau netoli Kėdainiai. Spalvos jau atsiranda, gražu. Gražumėlis. Šušvė. O kaip teisingai? Josvainiai. Bažnytėlė kairėje, bet pro medžius nelabai matosi. Gal čia matysis. Tarpelis gal pasimatė, bet nedidelis. Krakės į kairę. Apleistų, paliktų, turbūt niekas negyvena jau. Išvažiuojam iš Josvainių. Kągi, navigacija rodo, kad jau mes visai netoli. Ir žiūrint ten, matosi Moki Vėži, o už jo ir turėtų būti jo aikštelėje bagažinių turgelis. Taigi važiuojam, žiūrim, kur jis yra, jeigu jis iš visų yra šiandieną. Šeštadienis lyg turėtų būti, lyg būna. Važiavame štai ir čia. Taip. Kur įvažiavimas? Kažkur tai... Tai čia, matosi turgelis jau, matosi, kad vyksta. Taip, Kėdainiai, štai ir turgelis. Ui, kaip čia krato. Turbūt toli nevažiuosim, bus labai gerai pasistatyti ir čia. Taip. Matosi, kad turgelis nėra didelis, bet jis yra. Einam pasižiūrėsim. Toks. Užsidedam apsaugą, kad jeigu kas nors galvos nepramuštų, to nežinau. Gal Kėdainius irgi kaip tie žmonės. Kaip veisėjuose. Pamenat? Nedraugiškai trynėmės ten. Štai kaip atrodo iš arčiau turgelis. Einam, pažiūrėsim, visai būdami šalia. Registracija sekantį turgelį. Na va, štai mes čia esam turgelį, Kėdainiuose. Oras toksai, su tokia dulksna. Apsirengę, žiūrim. Gal taip geriau matysis. Tai kokių medinių gražių yra padarytų.
Ką įdomaus pamatėte? Pasakykite, prašom. Jūs pardavėja ar pirkėja? Ką pirkot? Parodykit, ką prisipirkot. Matau, kad šypsotės, turbūt nieko nepirkot. Kągi, mėlyje, pažiūrėjom, aplankėm Kėdainių turgų. Mažytis, nedidelis, bet vis tiek jisai vyksta. Ir vyksta šeštadieniais, taip kad galite aplankyti, pasidaryti mažą ką. Gal ką rasit? O mes... vasarą čia kiek būna. Vietos tai daug. Aš irgi tikiuosi. Tai atlieksim kada vasarą. Pažiūrėti, gal tikrai čia prisirenka daug. Aš įsivaizduoju, kad galbūt vis dėlto į Kauną daugiau gal kas atvažiuoja, nes šeštadieniais vyksta. Tai natūraliai turbūt, kas negali Kauną, važiuoja čia. Arba atvirkščiai, gal kas nors ir iš Kauno gali atvažiuoti, ne? Ja, gal grybauja šiandien žmonės. Per geras lietus. Diena. Gerai, o ką, mes, mėlyje, lekiam ir iki sekančių susitikimų.